Sveiki visi. Turime ketvirtadienį, 4 valandą tradiciškai po pietų. Ir 207 kartas, kai sustinkame, tai yra Birželio 13 diena ir apžvalgą vedu aš, Marius Dubnikovas, kalbėsime apie Lietuvos ir pasaulio finansų rinkos situaciją. Kas yra labai svarbu, tai yra paskutiniu metu mes išlaikome labai didelį ramumo lygį, netgi ramesnį negu buvo prieš tai, kuris truko praktiškai visą šitą pusmetį su nedideliu pabangavimu. Dabar mes matome, kad VIX indeksas artėja link rekordinių žemumų, investuotojai yra ypatingai ramus. Kame šaknis, kodėl jie taip daro? Tai iš tiesų per praėjusią savaitę buvo atskleista JAV gamintojų infliacija ir ten buvo defliacija. Tai yra gamintojai, kurie gamina prekes, įvairias, kurias perka tiek Jungtinių Amerikos valstijų vidiniai vartotojai, tiek, sakykime, užsieniečiai, kainos krito. Tai pagrindinė priežastis yra energetika ir bet kokia atveju netgi tie svyravimai, kurie yra skelbiami, aš jų nepervertinčiau dėl to, kad matote grafike svyravimai yra 0,2-0,4% lygyje. Tai jokių svyravimų nėra, viskas labai stabilizavosi finansų rinkose ir akivaizdu tos problemas, kurias mes turėjome 2022 metais, jos praktiškai yra išnykusios. Toliau judant, pati infliacija. Tai buvo labai laukiama šiandien paskelbtos JAF infliacijos, tai gegužės mėnesio infliacija yra 3,3%, yra žemesnė negu buvo tikėtasi 3,4%, vėlgi pokytis nėra labai didelis, tai yra 0,1, bet svarbu, kur tu judi. Tai yra svarbu, kaip keičiasi skaičius, tai yra į mažėjimą ar didėjimą, ar išlieki tame pačiame taške. Tai šiuo atveju mažėjimas tęsiasi jau antrą mėnesį iš eilės ir atidarytos durys JAV centriniam bankui priimti sprendimą taip pat sumažinti bazinę palūkanų normą, kaip tai padarė Europa. Europa nustebino iš tiesų prieš porą savaičių dėl to, kad sumažino palūkanų normas, nebūnant jokio veiksmo iš Jungtinių Amerikos valstijų. Bet JAV šiandien kalba apie tai, kad palūkanos taip pat mažės, bent vieną kartą, tai yra 0,25%, 1,4% šiais metais, bet palieka duris atidarytas bent 2 dar mažėjimams. Tai visi labai svarsto, žiūri, kaip čia iš to visko išsisukti ir, kaip sakant, nenukentėti. Tai toksai keistas požiūris, ryžtingumo nėra, bet bandoma tą infliaciją suvaldyti. Ir JAV palūkanos, tai yra, ką matote, ten grafike yra 10 metų Jungtinių Amerikos valstijų obligacijų pajamingumas. Pajamingumas siekia dabar apie 4% ir jisai paskutiniu metu ganėtinai reikšmingai sumažėjo. Tai čia dar viena indikacija, kad palūkanos turėtų mažėti ir rinkoje Jungtinėms Amerikos valstijoms pradedama skolinti žemesnė palūkana negu buvo prieš tai. Tai panašiai kaip kovo mėnesį, bet matėme balandį, gegužę, kai palūkanos buvo artėjo vos ne prie 5%, kas buvo iš tiesų toksai didžiulis iššūkis. Tai irgi situacija taisosi. Ir tradiciškai euro kursas išlieka stabilus, 1,08 maždaug kažkur tai. Dujos brangsta Europoje. Čia yra turbūt normali fazė, tai yra vis tik tai pildomos atsargos. Rinkoje yra aiškinama analitikai apie tai, kad galbūt yra problemų su pačių dujų tiekimu, ta prasme ir senumu pačių sistemų, bet sunku tai tuo patikėti. Aš manau, kad pagrindinis dalykas yra dujų pildymas į atsargas, kurioms ruošiamasi žiemą. Nafta šiek tiek atsistatė, gal apie $80 ir S&P 500.
Tai gražu žiūrėti, mes turime naują rekordą. S&P 500 virš 5400 punktų, to niekada nebuvo. Ir judama labai aiškia tendencija. Tai yra įmonių rezultatai ir veikla lemia, kad akcijos brangsta ir judame į priekį. Na ir vario kainos. Vario kainos šiek tiek koregavosi, nuo $5 už svarą buvo atsitraukta, bet jeigu žiūrėtume į 25 metų grafiką, tai matytume, kad tas pokytis yra mažai reikšmingas, išliekame labai aukštose ribose. Kas liečia auksą, aukso kainos nesikeitė praktiškai, tai yra pokytis buvo minimaliuose apimtyse. Išlieka virš $2000, bet kažkokiu tai didelių pokyčių nėra. Na ir mūsų fondai. Tai eilinę savaitę vėl pasidžiaugiam, fondų gražos yra milžiniškos. Tai yra žemos rizikos fondai duoda 7 jau plus procento, o vidutinės rizikos 10+ % iki 14%. Na ir rizikingiausi mūsų fondai toliau demonstruoja virš 30% gražos, nepaisant to, kad kopiame ant statistinės anomalijos. Tai yra, sakykime, praėjusiais metais jau fondai pradėjo uždirbinėti pinigus ir ta statistinė bazė jinai keičiasi. Tai nepaisant to, gražos išlieka pakankamai aukštas. Kitą kartą sustiksim birželio 20 dieną, 16 val. Ir jeigu